Na kągi, čia tai augie žinios. Sveiki gimnazistai! Šiandien jūs matote, kad augie žinios. Šiandien aptarsime pagrindinės šios savaitės aktualijas. Tai yra prezidento rinkimai. Apžvelgsime, kaip mūsų vaikinams sekėsi kovoti GFL turnyre. Be to, pasidžiaugsime mūsų gimnazistų pasiekimais olimpiadose ir konkursuose, bei linksmai nustebinsime savo bendraklasius ar kitus draugus. Labą dieną. Norime pakalbinti mūsų mokyklos pavaduotoją, ką ji mano apie šioje gimnazijoje vykstančius prezidento rinkimus. Taigi, kaip vertinate šių metų prezidento rinkimus? Iš esmės, manau, kad šių metų prezidento rinkimai nieko ypatingai nesiskiria nuo ankstesnių metų, bet aš labai džiaugiuosi, kad jie vyksta. Moksleivių savivalda gimnazijoje vis dar yra gyva ir aktyvi. Ką manai apie prezidento rinkimus? Gimnazijai reikia prezidento? Manau, kad prezidentas yra būtinas gimnazijai, todėl kad reikia žmogaus, kuris koordinuotų visą veiklą, kuris būtų varomoji jėga gimnazijos ir kurtų bendrą atmosferą. Ką manote apie prezidento rinkimus? Čia šios mokyklos ar Amerikoje čia tas mokykla? Šiaip kandidatai visi verti dėmesio, pasiruošę, štai jų šūkiai prieš mus visus. Labai džiaugiuosi, įdėjo daug darbo, manau, kad jų darbo vaisiai bus sąmonus. Ką renkatės prezidentą? Tai mes manome, kad prezidentui svarbiausia suspėti visur viską. Kokių renginių jūs patys norėtumėte? Aš labiau norėčiau ne naujų renginių, o prezidento, kuris spėtų visur. Esate vienas ryškesnių gimnazistų gimnazijoje, tai galbūt kitais metais pats bandysite siekti gimnazijos prezidento posto? Čia negal. Kodėl? Nes neturiu draugų čia. O galbūt patys balotiruositės kitais metais į prezidento rinkimus? Ne. Nu ne. O kodėl? Nu ne. Kaip manote, gimnazijoje apskritai reikia prezidento? Nereikia. Kodėl? Mokinių taryba puikiai susidoroja su visomis iškilusiamis problemomis. Taigi, manau, prezidentas, jis yra tik tai marionetė, kurią taryba žaidžia. Taigi, manau, apsieitume ir be jo. Aš manau, kad prezidentą reikia, kad jis atstovautų gimnazijai kažkokiame prezidentų susirinkime. O pastebėjote per šios prezidento rinkimus papirkinėjimų ar kitų atvejų? Ne, netrupučiu. Pastebėjimus. O jūs visi? Aš tai pastebėjau, man labai daug davė saldainių, man tai patinka. Žiemą vietų startų kartą valgykloje. Dėkojame už jūsų atsakymus. Geros dienos. Šiandien norime pakalbinti vieną iš GFL organizatorių Ąžuolą Džiuką. Kaip vertinate ketvirtfinalių susitikimus? Kai esu tikras futbolo profesionalas ir labiausiai pajustų kašės kamuolį, tai man iš tiesų labai nuostabu matyti ketvirtfinalio mačus, kai jie atneša tiek daug naujovių. Nesitikėjau, kad antra C veiks trečia C. Na, ketvirtfinaliai nenuspėjami. Tikiu, kad pusfinaliuose irgi bus tas pats. Norime pasidžiaugti mūsų gimnazistų Roko, Ryčio ir Luko sėkme, perėjus į kitą konkurso Junior League Time konkurso etapą. Taipogi norime paklausti, su kokiais sunkumais susidūrėte darbe? Na, viską dariau paskutinę dieną ir išsiunčiau atsakymus paskutinę minutę. Visko nespėjau, tačiau laimė vis tiek patekau į finalinę etapą. Kaip manote, kas lėmė jūsų sėkmę? Patirtis. Be to, norime pasveikinti Matą Grigaliūną ir Aidą Kildą iš 3 Danske Bank klasės, patekus į Baltijos kelio matematikos olimpiadą Estijoje. Linkime jiems didelės sėkmės. Mariau, sveikinu tave laimėjus gamtos mokslų olimpiadą ir noriu tavęs paklausti, kokie pagrindiniai faktai lėmė, kad tu laimėjai šią olimpiadą? Tiesiog buvau ryte gerai pavalgęs. Tiesiog metabolizmas mano organizme buvo puikus. Visos smegenys veikia tikrai puikiai, sėkmė buvo su manimi, puikiai sekėsi. Čia buvo Kadaugie žinios. Naudinga, tikslinga, informatyvu. Čia buvo Kadaugie
žinios. Čia buvo KTU žinios. Čia buvo KTU žinios. Čia buvo KTU žinios. Na kągi, čia buvo KTU žinios.